Su dar vienu nauju pirmadieniu sveikinu visus ir šiandieną noriu pakalbėti apie temą, kuri, manau, yra daugeliui labai aktuali, tai yra pasitikėjimas savimi ir kas iš tikrųjų stiprina, kas kelia pasitikėjimą labiausiai. Kaip ir praeitą savaitę kalbėjau apie paskutinės savaitės, paskutinius mėnesius iki 2025 metų ir daug kas parašė, kad jums labai surezonavo šitas epizodas ir iš tikrųjų galbūt paskatino, kad viskas yra įmanoma ir kad viską galima pasiekti, netgi jeigu jums ir atrodo, kad šiais metais galbūt nevykdėte tam tikrų tikslų. Ir labai šiandien gražiai susisijęs šita tema su praeitos savaitės epizodu. Tai iš tikrųjų pati klausiau labai tokio įdomaus epizodo ir labai pati skaitau vairių knygų ir man toksai pati iš savo asmeninės patirties irgi žinau šitos dalykus, nes jau esu pritaikiusi kuris laikas. Tai pagalvokite apie tą vieną dalyką, kurį jūs norite pasiekti iki šitų metų galo. Tai gali būti kažkas susijęs su sveika gyvensena, gali būti kažkas su finansinė situacija, gali būti su jūsų verslu. Ir paklauskite savęs, tas vienas svarbiausias dalykas. Tai neužsidėkite savo ten 20 skirtingų dalykų, bet tą vieną svarbiausią dalyką. Ir paklauskite savęs, ką jūs turite daryti kasdien, kad jūs tą tikslą įgyvendintumėte. Tai galbūt yra susijęs su finansinė situacija, galbūt jūs turite sukontaktuoti tam tikrą kiekį žmonių ar padaryti tam tikrą veiksmą savo versle, kurį žinote, kad jūs turite daryti ar savo darbe, kad jūs tai pasiektumėte. Galbūt tai yra susijęs su sveika gyvensena, galbūt norite numesti svorą, tai galbūt tai reiškia kasdien judėti, kasdien surinkti 10 000 žingsnių, kasdien padaryti kažką aktyvaus, sveikai maitintis ir panašiai. Galbūt kažkas kuriate verslą socialiniai erdvėje, galbūt tai reiškia lipimas iš komforto zonos, kad kasdien daryti tai, ko jūs nenorite daryti, bet tai, kas jūs atves prie to rezultato. Ir jeigu jūs tai darysite kasdien, kiekvieną mielą dieną, iki metų galo, aš neabejoju, kad ne tik turėsite rezultatą, ne tik jūs tą įgyvendinsite tikslą, kurį jūs norėjote gyveninti arba prieartėsite prie jo ar pradėsite savo naujus metus visiškai kitaip, visai atvirkščiai negu kaip dauguma žmonių jau nukelia viską sausio 1 ir dėl to yra pas juos tas braižas, kad jie viską visada nukelinėja ir dėl to tie žmonės niekada ir nepasiekia to tikslų, nes yra pastovus nukelinėjimas kitą mėnesį, kitais metais, kitą dešimtmetį ir panašiai. Bet iš tikrųjų, niekada nebus tinkamo laiko. Tinkamas laikas yra čia dabar. Tai jeigu jūs to laikysitės, jūs ne tik stipriai pasistumėsite į priekį, bet jūs ir turėsite daug didesnį pasitikėjimą. Pati žinau už savęs, kaip ir kalbėjau praeitą epizodą, kad paskutiniu metu lipau iš komforto zonos, dariau tai kažkas, kas yra man nauja, darbas naujoje platformoje, lipimas iš komforto zonos pačiai, vedimas visos komandos ir galiu pasakyti, kad per tas 2 savaitės tikrai, kai dariau kiekvieną dieną tą patį veiksmą, kurį reikėjo daryti, ar ne, kad aš tikrai jaučiuosi daug pasitikinti dabar savimi apie tą darimą. Tai tapo iš tikrųjų maniau kaip ir dalis mano kasdienybės dabar tai daryti. Nors prieš 2 savaitės aš tikrai nesijaučiau tam labai pasitikinti ir tikrai turėjau tą stresiuką savį ir panašiai. Bet būtent pasitikėjimas savimi auga nestebint iš šono, nežiūrint, nemastant, neskaitant kažko tik tai, bet iš tikrųjų imantis veiksmų. Pasitikėjimas auga tai tiesiog darant. Ir pasitikėjimas auga tada, kai tu suklysti galbūt pasimokai kažką. Aš, pavyzdžiui, kai pradėjau daryti šitą darbą naują platformą ir aš kiekvieną laivą, kurį aš dariau, aš tiesiog kažką pasimokiau, kažką pagalvojau, kažką permaščiau. Po kiekvieno išėjimo buvo kažkoks tai pamastymas man pačiai, kad kažką reikės pakeisti kitą kartą, kad žinai, aš to galbūt nepadariau taip, galbūt kitą kartą reikės padaryti geriau. Ir ką jūs galvojat, su kiekvienu to išėjimu mano pasitikėjimas didėjo, aš vis, kaip sakant, tobulėjau ir aišku, dar yra kur tobulėti ir kur ištobulinti save ir panašiai, bet jau galiu pasakyti, per tą laiką yra rezultatas, tai reiškia, judu į priekį. Bet jeigu aš to nedaryčiau, o tiesiog stebėčiau iš šono ir žiūrėčiau ir, kaip pasakyti, teoriškai mąstyčiau, kaip tai reiktų daryti, bet to nesimčiau praktiškai, tai jūs galvojat, man būtų tas pasitikėjimas, be abejo, kad jo nebūtų. Tai lygiai tas pats ir su podcasto kūrimu. Aš atsimenu, kai pradėjau vesti pirmosius epizodus, tai tikrai nebuvo man kažkoks komforto zonas eiti ir kalbėti kiekvieną savaitę, dalinti savo mintimis, kai tu nežinai net, ką žmonės apie tave galvoja ir jiems iš viso tenais rezonuos, ką tu daliniesi, galbūt kažkas per jautriai priims tam tikrus dalykus, kažkas galbūt kaip tik sakys, ką tu čia kalbi, iš kur tu čia galvoji visą tą informaciją. Bet vėlgi, tu su kiekvienu išėjimu, kiekvienu to naujo epizodu, tu gauni vis daugiau pasitikėjimo, nes žiūrėk, galbūt kažkas parašo gražią žinutę, galbūt kažkas pasidalina, galbūt kažkam surezonavo. Tas pasitikėjimas vėlgi auga vien nuo to, kad tu gauni atgalinį ryšį kažkokią, ne? Ir auga tiek iš tavęs, tiek ir auga iš to, kad tu matai, kad tai duoda vertės kažkam aplinkui. Tai labai dažnai žmonės, labai sakau, praleidžia to teoriniai
toj teoriniai daly labai daug laiko, ten skaito labai daug, daug visokių knygų ir tikrai esu sutikus daug žmonių, kurie tikrai daug perskaitė knygų, bet tų dalykų visai nepritaiko savo gyvenime. Ir jie teoriškai gali tos dalykus pasakyti, bet praktiškai to patys netaiko. Tai va čia ir yra tas dalykas, kad nesvarbu, kiek tu ten kursų praeisi, nesvarbu, kiek tu knygų perskaitysi, ar kiek tu podcastų perklausysi, ar kiek tu apmokymų išgirsi, bet jeigu tu to nepritaikysi praktikoje, tai realiai niekas ir nesikeis pas tave, tas pasitikėjimas tikrai neauks. Ir galiu pasakyti, jeigu yra žmonių, kurie atsako, aš bijau pradėti kažką daryti, nes, neturiu pasitikėjimo. Tu neturi pasitikėjimo, nes tau tai yra nežinoma, tau tai yra kažkas, kas yra dar kol kas nesuvokiama tau. Ir tas pasitikėjimas, kaip jis tau gali būti, jeigu tu dar nesi to daręs. Tai natūralu, kad tu taip jauties. Bet jeigu tu, išeisi į tą nežinomybę, išlipsi iš to komforto zonos, pradėsi tai daryti, ką reiktų daryti, ar ne, toj srityje, ar toj veikloj, ir patikėk, su kiekvienu tuo dalyku bus, kaip ir aš dalinausi, tau vis auks pasitikėjimas, tu vis kažko naujo išmoksi, tu vis kažką naujai permastysi, tu kažką surealizuosi, kažkas tau įvyks, kaip sakant, kažkoks pamastymas, kurį tu pritaikysi kitam kartui, tai tu kaip pat Tomas Edisonas, ar ne, kiek jisai suklydo kartų, kol jisai išrado lemputę, ten 10 000 kartų. Tai va čia ir yra įrodymas, kad mes iš tikrųjų su kiekvienu to išėjimu, su kiekvienu to lipimu iš komforto zonos mes taip ir auginame savo pasitikėjimą savimi ir mes taip ir tobulėjame. Ir sėkmingiausi pasaulyje žmonės nėra tie, kurie yra kažkokie tai specialūs. Tai sėkmingiausi žmonės pasaulyje yra, kurie yra pastoviausi. Pastoviausi žmonės pasiekia geriausius gyvenime rezultatus. Netgi yra iš tikrųjų Amerikoje toks tyrimas, kad 80% milijonierių yra būtent kilę iš šeimų, kurie tiesiog buvo to vidutiniai klasiai. Tai tėvai nebuvo turtingi, žmonės dirbo paprastus darbus, bet 80% milijonierių kilę iš tų šeimų. Tai nebuvo taip, kad jie kažką paveldėjo, nebuvo taip, kad jiems kažkas buvo paduota ant lėkštutės, bet jie tiesiog toj srity, kurioje jie buvo tiesiog pastovus ir jiems tas pasitikėjimas augo ir be abejo tai tas rezultatas. Tai realiai tas rezultatas gyvenime ateina sėkmė, kai tu darai tos pačius realiai nuobodžius dalykus tą patį per tą patį, tos pačius veiksmus iš vien. Pavyzdžiui, aš žinau savo versle, ar ne, kad man, kad įvyktų kažkoks tai rezultatas, aš turiu realiai daryti kiekvieną dieną tą patį, laikytis tų pačių dienos darbų, pasirodyti social medijoje, bendrauti žmonėmis, taip toliau. Tiesiog tie patys veiksmai realiai kartojasi nuolatos. Ir tai galbūt tampa monotonija iš dalies kažkokia, aišku, kiekviena diena yra skirtinga, bet vis tiek tie veiksmai tai yra monotoniški, bet tik tie veiksmai, darant kiekvieną dieną tą patį nuves tave prie to sėkmės, kaip sakant, ant to pjedestalo. Ir labai dažnai žmonės galvoja, kad sėkmė yra labai tolima, bet iš tikrųjų sėkmė yra daug arčiau, negu mes galvojam. Ir dažniausiai ta sėkmė ateina, kai tu perini per labai didelius iššūkius, galbūt kaip turėjai kažkokį tai jau beveik pasidavai, jau beveik, jau turėjai kažką labai tokio, kad vos nemetei ir pažiūrėk, jau visai už kampo tavęs laukia sėkmė. Labai dažnai žmonės sakys, visata čia mane, žodžiu, man čia rodo, kad čia yra daug iššūkių, tai reiškia, man reikia pasiduoti, čia reiškia, ne man. Ne. Galbūt yra atvirkščiai, galbūt visata nori kaip tik tave ištestuoti, pažiūrėti, kaip stipriai tu to nori, nes tu sakai, kad tu to nori, bet jeigu tu pasitaikus pirmiems iššūkiams nuleidi rankas, tai ar tu iš tikrųjų tu to nori, tai reiškia, tu parodai, kad tu to nenori. Ir dažniausiai tie didžiausi ir testai ir iššūkiai bus prieš pačius didžiausius gyvenime apdovanojimus, kaip sakant, nes tu turėsi juos pereiti. Jeigu tu nori sulaukti gyvenime didelės sėkmės, tu turi suprasti, kad tau teks būti pastoviu, kad tau teks mokėti sėkmės kainą ir kad tau teks nusivilti, tau teks patirti įvairių nesėkmių taipogi, bet tai visa yra dalis sėkmės. Iš tikrųjų ir labiausiai tai galima pritaikyti kaip lipimą į kalną, ar ne? Pavyzdžiui, aš labai nemėgstu, kartais, kai mes būnam Azijoje ir ten yra karšta, ten yra tropikai, ten yra labai dušna ir aš atsimenu, esam lipę ne kartą į aukštumas, į kalnus, žodžiu, ir per tokį karštį, žodžiu. Ir ten tokie, žodžiu, labai sunkus keliai, tenais ir žodžiu, visokios tai pliurzės, žodžiu, reikėjo labai daug pereiti. Ir aš atsimenu, kaip aš tada ten sunkiai lipau tą kalną, tikrai tą žodžio prasme, nes buvo ir karšta prie viso to, žinai. Ir užlipus ant kalno, užtat buvo toks nuostabus vaizdas, kad aš po šią minutę atsimenu, ta prasme, kai tu matai kitas kalnų viršūnės, esi aukštai, esi visas raudonas, visas, žodžiu, šlapęs, absoliučiai, nuo galvos iki kojų, bet tu matai tokį vaizdą. Ir va čia lygiai taip pat gali pritaikyti iš tikrųjų ir siekiant tikslus, sveikoje gyvensenai, versle ar gyvenime apskritai, kad mes turime nueiti į tam tikrus sunkius kelius, kol užkilsime į viršūnę, bet tai bus tikrai verta. Bet tikrai dauguma žmonių nuleidžia rankas pasitaikius kažkokiems tai pirmiesiems iššūkiams arba
kai jie sako, kad man vis neišeina, man vis nepavyksta, bet kaip ir minėjau, jeigu tu eisi, jeigu tu išliksi pastovus, jeigu tu imsiesi toliau veiksmų, tu pasirodysi, tu ne tik tai ugdysiesi savo pasitikėjimą, tavo pasitikėjimas auks su kiekviena diena ir iš tikrųjų ateis ta diena, kai tu suprasi, kad visa tai, kad tu perėjai, buvo visiškai to verta ir galbūt atrodys daug dalykų, kodėl man taip jie įvyko, kodėl aš ten turėjau taip daryti, bet vėliau tu suprasi, kodėl taip įvyko, kodėl visas tas tavo gyvenimo, ta struktūra taip susidėlioja. Nes aš, pavyzdžiui, atsimenu, labai pykdavau irgi ant savo darbo, kaip aš jo nemėgstu, kodėl aš turiu dirbti tame skambučių centre ir panašiai. Bet dabar aš suprantu, kad tas darbas mane išmokė labai daug, ką aš galėjau pritaikyti savo versle, kas man padėjo iš tikrųjų per labai trumpą laiko tarpą susikurti laisvę. Tai jeigu ne tas darbas, kurio aš labai nemėgau, man jisai parodė, kokio gyvenimo aš nenoriu realiai. Man tas darbas atvėrė akis, kaip aš nenoriu gyventi. Man tikrai davė didžiulę dovaną ta patirtis, nors jinai tikrai buvo labai stiprus ėjimas iš komforto zonos ir tikrai labai buvo daug iššūkių tame darbe, bet tai mane stipriai labai užgrūdino, mane išmokino labai daug dalykų ir kuriuos aš galėjau pritaikyti ir po šiandien galiu pritaikyti. Tai tuo momentu galbūt aš tikrai nesupratau ir atrodė, kad vos ne tave Dievas baudžia, kad tu tokiam darbė esi, žodžiu, ir panašiai ir taip toliau ir ten visos tos situacijos, kurios ten sudėlioja, bet visą tai anksčiau išsiaiškinu, kodėl taip yra. Pati žinau irgi, kaip teko patirti vairių, kaip sakant, iššūkių ar ne, kad kai kurie žmonės ten nusprendžia išeiti, nebedaryti tiesiog, bet kiekvienas tas, kaip sakant, atmetimas yra nukreipimas kažkur kitur. Tai reiškia, tie žmonės buvo tam tikrų laikų tavo gyvenime, kuris tau, jie buvo tiesiog naudingi tam tikrų laikų ir tu jam buvai naudingas tam tikrų laikų. Jūs kažką viens iš kito išmokot, kažkaip vienas kitam davėt kažko, ko jums reikėjo momentu, bet tai jeigu laikas išeiti skirtingus kelius, tai tiek, tiesiog paleidai ir įsileidai tai, kas iš tikrųjų turi pas tave ateiti, kas turi geriau pas tave ateiti. Ir kai mes išmokstam paleisti, o nebūti tiesiog įsikibę į to žmonės, į tas situacijas ir suprasti, kad viskas gyvenime dėliojasi su priežastimi, kad nėra tiesiog kažkokių tai atsitiktinumų, bet viskas dėliojasi pagal tą planą, kuriuo mes nematom, ar iš tikrųjų pasidaro daug lengviau gyventi. Tai tas toksai lengvumas gyvenime, kad tu paleidi kontrolę ir supranti, kad vėliau tu suprasi, kodėl tai vyksta. Tai toks tai čia mano galbūt ir trumpas epizodas apie pasitikėjimą savimi, nes pastebiu, kad daug kas ir kas balsuoja ten mano, žodžiu, užklausų Instagrame ar tiesiog bekalbant su žmonėms, kad žmonės labai iš tikrųjų nepasitikė savim, bet mes visi savim nepasitikim, kol mes nepradedam to daryti ir kol mes nepradedam matyti kažkokių rezultatų, tada tas pasitikėjimas tikrai auga. Aš, pavyzdžiui, žinau irgi žmonių, kurie prisijungia labai nedrąsus į mano veiklą ir būna toksai, kad aš, žinai, nemoku čia nieko daryti, nemoku to ar to, ar aš sakau, viską išmoksim, tu viską moki, tiesiog tu dar to nežinai. Ir kitas žmogus gauna ten pirmą klientą ar kažkokį tai rezultatą ir tas toksai jo pasitikėjimas ant kiek iš tikrųjų išauga ir tu matai, kaip žmogus pradeda žydėti. Ir tikrai per tos 6 metus teko matyti labai daug transformacijų, kai žmonės, kurie nepasitikinti savimi ir tiesiog tapo labai, kaip sakant, gulbėmis, kurie tiesiog įkvėpia kitus žmonės daryti tą patį, ką jie perėjo. Ir iš tikrųjų pats tu gyvenime turėsi tai pereiti prieš tai turint, taipogi prieš galint kitus įkvėpti tai daryti. Tai ar jūsų ta istorija ir bus kažkieno tai įkvėpimas. Tai tikiuosi, kad šis epizodas jums suteiks vertės ir apmąstymų ir noriu priminti, kad galite mane pasiekti socialiniuose tinkluose, labai vertinu atgalinį ryšį, nes atgalinis ryšys veda mane į priekį. Tai galite mane surasti Instagrame Agnuela podcastas arba TikTok'e Agnuela podcastas ir Facebook'e mano paskyra vadinasi Agnė Dar. Ir visada laukiu jūsų žinučių, visada laukiu jūsų atsiliepimų, taipogi ir taip pat laukiu jūsų tam tikrų galbūt ir idėjų, jeigu norite, kad įrašyčiau epizodus tam tikrą temą, ar norėtumėte išplėsti kažką labiau. Ir taip pat, jeigu norite įsigyti paslaugas iš manęs, jūs galite susirasti www.pakeiksavogyvenimą.com ir labai greitų laiku paleisiu tikrai labai įdomų projektą, būtent prieš naujus metus, gruodžio mėnesį. Tai dabar jis yra ruošiamas, bet tikiuosi kitą savaitę jau jums paskelbti oficialiai ir jūs galėsite taipogi prisijungti ir siekti tikslų kartu ir pradėti tuos 2025 metus dar stipriau negu bet kada. Tai ačiū, kad klausėte, mėlyje, ačiū, kad esate ir nepamirškite vertinti šio podcasto Spotify 5 žvaigždutėmis ir pasidalinti su kitais. Ir jeigu klausote manęs YouTube, palikti komentarą ir uždėti thumbs up. Tai iki kitos savaitės.